programos nebuvo. Yra, improvizacija. Visiškai improvizacijos pradės, sakė, man negalima. Kompiuterių programa suteiks atsitiktinį eilės numerį ir sustatys visus eilės. O kur tas mygtukas? Kol mes pasiruošėm, kada mygtukas paruoštas. Kažkaip tai per tą laiką galėjote padaryti kokį nors tokį, žinai, įspūdingesnį čia. O kur? Kad ne paskui nesulaužčiau sistemą. Nu, čia paspausti kur nors ar kaip? Taip. Sudaryti sąrašus? Taip, ne? Viskas spaudžiu, žinau. Dar antrą, kad reikia spausti. Pradėjau. Viskas? Tai ministrui? Viskas, ačiū. Kol kas? Darbus padariau. Kol kas dabar procedūra vyks. Sveiki visi, pradėjom šių metų šaukimo procedūras. Šaukimo procedūros prasideda nuo sąrašo sudarimo, sąrašų jaunuolių sudarimo, kurie bus kviečiami šiais metais atlikti privalom pradinę karo tarnybą. Tai planuojame, kad sąrašas bus maždaug apie 27 000 jaunuolių. Sąraše, aišku, pirmiausiai tie jaunuoliai, kurie, sakykime, nėra atidėjimo pagrindų. Tai, tarkime, į sąrašą nepateks šiais metais studentai. Mes turime tas diskusijas dėl kitų metų, būtent ir pasiūlymai dėl karo prievolės įstatymo pakeitimų, dėl šaukimų sistemos tobulinimo. Tai šiais metais šaukimo sistema, pabrėžiu, vyksta dar pagal galiojančią tvarką, kas vyko iki šiol. Tai jaunuoliai būtent šaukimi bus ir į sąrašą papuls 20, kurie yra gimę 2001-2005 metais. Taip pat jaunuoliai, kurie yra gimę 98-2000 metais ir kurie baigė arba nutraukė studijas aukštosiose mokyklose. Tai būtent ta jaunuolių kategorija papuls į šaukiamų sąrašą. Ir šaukimas prasidės jau vasario mėnesį. Būtent pirmieji jaunuoliai bus pašaukti atlikti tarnybos jau vasario mėnesį oro gynybos batalione ir šaukimas vyks visus metus ir kaip paprastai gruodžio mėnesį paskutinis būna šaukimas ir kiek man žinoma yra šiais metais planuojama, kad į Klaipėdą dragūnus bus pašaukiami paskutiniai tie, kurie atlikinės tarnybą 2024 metais.